Baigėsi 30 sekundžių pertraukėlė, kurios paprašė Klaipėdos Kirai. Dvi tokias pertraukėlės gali paprašyti abi komandas ledo ritulyje. Taigi, kaip matome, įtampa auga iki pat rungtynių pabaigos. 3-1 vienu metu pirmavo klaipėdiečiai. Atrodė, jog jų persvara jau neginčiama. Tačiau patyrę mažeikiškiai sugebėjo išlyginti rezultatą ir dar net ir kaunasi dėl pergalės. Šiose rungtynėse jas norėtų ir Klaipėdos komanda. Maksimas Vediukinas, vienas veržėsi link varžovo vartus, dar gudrauja varžovo gynėją, smūgis į vartus. Jam pataiko Maksimas Vediukinas, dabar jau vienas prieš varžovo vartininką Andrėjus Konovalovas. Ir kala ketvirtą įvartį Mažeikių Ledera į Klaipėdos komandos vartus ir pasižymi ne kas kitas, o legionierius iš Latvijos, Marek Svieško. Dar vienos minutinės pertraukėlės, prašo. Dabar jau Mažeikių Lederos komanda. 30 sekundžių Mažeikių ekipai. Mažeikiškiai išsiveržė į priekį šiose atkakliose rungtynėse rezultatu 4-3. Ir yra arčiau pergalės, pirmosios pergalės šiame sezone. Abiems komandoms tai pirmosios rungtynės nacionalinės ledo ritulio lygos varžybose. Na, iš karto norėčiau pasakyti visiems tiems, kurie įdėmiai ir atkakliai stebi šios rungtynės, ypač vaikams, jog Klaipėdoje yra net dvi ledo ritulio mokyklos, Baltija ir Skatas, ir jūs galite taip pat žaisti ledo ritulį čia, Klaipėdos Akropolio ledo arenoje, neribojamas nei vaikų amžius, nei ūgis, nei svoris, nei lytis. Sėkmingai ledo ritulį Klaipėdoje žaidžia ir mergaitės. O dabar liko paskutiniosios minutė 50 sekundžių. Klaipėdos komandai galimybių bandyti lyginti rezultatą. Mažeikiškiai jau tiesiog aklai atsimušinėja, kuo toliau siųsdami ritulį nuo savo vartų. Aleksejus Kondratjevas ieško galimybių. Smūgiuoti iš toli. Ir dabar 2 minučių pražanga užsidirba Nikolajus Severinčikas, kirstamas varžovui per kojas. Štaknės 18 Klaipėdos komandos numeris Nikolajus Severinčikas. Užsidirba pražangą ir praktiškai palaidoja visas Klaipėdos komandos viltis pakovoti dėl pergalės šiose rungtynėse. Žinoma, dar galima bandyti išlyginti rezultatą. Laiko dar yra, tačiau Klaipėdos komanda dabar turi vienu žaidėjų aikštelėje mažiau ir te turi 1 minutę laiko iki rungtynių pabaigos. Lieka 52 sekundės ir dabar jau Mažeikiškiai netgi lengvai šaiposi iš savo varžovų, neatakuoja jų vartų, tiesiog laiko ritulį aikštės viduryje. Ir tai berzina klaipėdiečius, tačiau taip artėja prie pergalės šiose rungtynėse. Vilius Kaušys buvo perėmęs ritulį ir toliau Vilius atkakliai kaunasi su savo varžovais dėl jo. Buvo švystelėjusi menka viltis, tačiau lieka 14 sekundžių iki rungtynių pabaigos ir net nebeatakoja varžovų vartų Mažeikiškiai. 8 sekundės, Aleksejus Kondratjevas su rituliu. Paskutinėmis sekundėmis vienas įsimas į varžovų komandą. Tačiau tiesa. Ir dabar mes matysime bulitų seriją. Po 3 kiekvienos komandos žaidėjus.
Rikiuosis aikštelės viduryje. Bulitų serija dabar bus Klaipėdos Akropolio ledo arenoje. Na, tokių rungtynių nemačiau ir aš. Kaip ir minėjau, prieš šias rungtynes pernai Mažeikiškiai su klaipėdiečiai sužaidė rezultatu 4-4 ir Mažeikių komanda tose rungtynėse išsigelbėjo iki rungtynių pabaigos likus 5 sekundėm. Šiandien savo komandą gelbsti jau klaipėdiečiai paskutinėje rungtynių sekundė. Neįtikėtina drama čia ant Klaipėdos Akropolio ledo, rezultatas 4-4 ir Klaipėdos Girai jį lygina aidint švieslentės sirenai. Štai koks būna ledo ritulys, štai kokia įdomi sporto šaka. Žaidžiama čia Klaipėdos Akropolyje. Dabar komandos renka po 3 žaidėjus, kurie smūgiuos bulitus. Eduardas Šerbakovas stoja į vartus, pirmieji smūgios Mažeikių Lederos ledo ritulininkai. Ir laukiame pirmojo Mažeikiškio Viktoras Čiginskas. Viktoras Čiginskas pirmasis prie ritulio, vienas prieš Klaipėdos komandos vartininką. Eduardas Šerbakovas išvengė įvarčio į savo vartus. Prie ritulio Aleksandras Šemetovas, Klaipėdos Kirų komandos puolėjas. Ir jis prieš Igorį Plotnikovą. Smūgis į vartus nėra. Pirmieji bandymai abiejose komandose nesėkmingi. Teisėjas prašo pakartoti baudinį. Nesuprantamas priežastis, tačiau Aleksandrui Šemetovui leidžiama kartoti šį baudinį arba bulitą, nesiverčia šis žodis iš tarptautinės kalbos. Visame pasaulyje bulitas ir angliškas šis žodis yra, tačiau visame pasaulyje taip ir vadinamas šis veiksmas. Nepataiko ir antrą kartą Aleksandras Šemetovas. 27-asis Klaipėdos komandos numeris nepataiko ir dabar jau legionierius iš Latvijos, Askolds Varpinšs. Pataiko ir jis, bet nepavyksta Latvijai pergudrauti Eduardą Šerbakovą. Klaipėdos Kirų komandos vartininko prie ritulio Olegas Baraskis. Šios dienos rungtynėse Olegas pelnė net 3 įvarčius. Ar pavyks dar kartelį pasižymėti jam, pamatysim netrukus. Su rituliu Olegas Baraskis, vienas prieš Igorį Plotnikovą. Klaipėdos Kirai rezultatu 5-4. Klaipėdos Kirai po 2 baudinių serijos priekyje 5-4. Ir dabar itin galingu smūgiu pasižymintis latvis Mareks Vieško su rituliu prieš Eduardą Šerbakovą. Žaibiškas smūgis, tarp kojų ir nekyla jokių klausimų. Dėl šio įvarčio Klaipėdos Kirų likimas patikėtas komandos kapitonui. Vilius Kaušys, 64-asis Klaipėdos komandos numeris, prieš Igorį Plotnikovą. Galimybė jam nuspręsti šios dienos rungtynės.
komanda laimi šias dramatiškas rungtynes rezultatu 6-5 į savo sąskaitą įsirašydama 2 taškus. Mažeikių komanda iškovoja tašką. Jei būtų pralaimėję Mažeikiškiai per pagrindinį rungtynių laiką, jie būtų turėję 0 taškų, 1 tašką vis dėlto išsiveža iš Klaipėdos Mažeikiškiai. Po neįtikėtinos dramos čia Klaipėdos Akropolio lede. Na, o mes su jumis dar pasimatysime ledo ritulio varžybose dar ne kartą. Aš jums rungtynes komentavęs Vaclavas Gedvilas atsisveikinu iki kitų ledo ritulio rungtynių.